Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Registruokite konsultacijai Swedbank LT. Sveiki žemės ūkio fanai, mano vardas Darius ir jūs žiūrit Agro Reidą. Šiandieną važiuoju į Kaišiadorių rajone įsikūrusią augalininkystės ūkį. Ten susitiksiu su ūkio vadove Jolanta ir mes su ja praleisim dieną. Šiandieną vyks javapjūtės darbai, žemės ruošimas ir sijos darbai. Taigi likite įsijungę ir pasižiūrėkite, kaip mums sekėsi. Smagios peržiūros. Vyrai, šiandien dirbsit ar ne? Kur važiuosi? Ne, man kunigas Petras sakė, Jolanta, ir turėjom incidentą, jisai paėmė, vat, ir sudegė. Kas yra? Ne, toks bankrotas. Lėktuvais mums gabena kebro detalės. Ir mes atsisėdę kalbamės apie gyvenimą. Tai vat ir dirbam. Jeigu nesėdi traktorių arba kombainė, vadinasi, tu nedirbi. Ir Martynas, kadangi nemokėjo kulti, eik tu savo, tu pažiūrėk, mūsų darbo valandos yra nuo 8 iki 5. Tai ką aš veikiu? Nu tai va, ką veikiu. Nesikraudinės kombainas o aš tokia visa graži, ne. Didžiausias laukas mūsų yra 40 hektarų. Kaip tave apsilenkia ir pristabdo, kaip tave auklėja, kad kaip tu blogai važiuoji su to traktoriu. O gal jūs iš tikrųjų blogai važiuojate? Aš gerai važiuoju. Labas, tai koks planas šiandien, Jolanta? Labas. Aš net nežinau, žinok, nuo ko pradėti. Nuo pradžių? Nuo pradžių. Tai tikrai važiuosim į laukus prie kombainų, tikrai važiuosim prie sėjos pasižiūrėti, kaip ruošiama žemė, o tada žinok, kaip Dievas duos. Nes diena, aš jau dabar tau sakau, ką mes darysim, bet aš jau žinau, kad matyt, kad ne taip darysim, nes viskas gali labai greitai pasikeisti. Tai važiuojam ir pasižiūrėsim. Važiuojam. Labai gerai atrodo tas jūsų rankinukas, su juo skiriatės kada nors, ar ne? Jisai yra raudonas, prisiderinęs prie mano technikos. Ne, taigi aš moteris, aš turiu būti stylish. Viską. Viskas šiaigi turi derintis. Apie viską pagalvoti. Apie viską pagalvoti. Taip, tik lūpas ne raudonas, šį kartą atsiprašau, kad jau taip aš. Eik tu savo, tu pažiūrėk, bet tai lygioj vietoj. Priekinis būtų blogiau. Galinis dar... čia žinai, aš dabar save guodžiu. Kiek jūs hektarų dirbot? 1300. Pažiūrėsi kombaino kederį ir į skaičių. Čia irgi labai geras klausimas Martynui. Vat, galėsit su juo padiskutuoti, kodėl tik tai toks kederis. Žinai, kaip yra, kadangi jisai atsisėdo į kombainą mano dėka, nes, tiesiog reikėjo kažkam kult. Jisai yra miestietis. Kaip tik nusipirkome tą kombainą, su 5 metrų kederiu. Bet čia kai ėmėm tą ES paramą ir pirkom tą kombainą, tai tiesiog prie tokio kombaino ėmiau 5 metrų kederį, viskas okei. Ir Martynas, kadangi nemokėjo kulti, jam tas kederis buvo tobulas. Jisai su juo tobulai susitvarkė. Dabar jisai mokas kulti, tobulai kulia, bet kederis vis tiek toksai ir jisai jo nekeičia. Bet čia jisai turi pasakyti, kodėl. Kas yra? Ne, toks bankrotas. Martynai, žinoma, man buvo užduotas klausimas, kodėl yra tik 5 metrų kederis. Pradėkim nuo to, koks ūkis. Jeigu ūkis 100 hektarų ir viskas vienam lauke, tai viskas gerai, tai 14 metrų. Kai ūkis 1400 hektarų ir laukai vidutinis dydis 5-6 hektarai, tada pakimba klausimas, reikia tą didelį. Nei apsisuksi tu jo ir užsikabinėti atsibostų per dieną. Ir viskas, ir mobilumas. O šitam kombaino kederis įtakos nedaro, tiesiog spartą didinė ir viskas. Yra akivaizdus pavyzdys, va dabar su 10 metrų kederiu dirba. Jisai kokių, 20-30% laukų, kur jisai efektyvus tik tai. Visur kitur nenaudingas. Bendras plotas, kaip ir sakau, 1300 hektarų ir laukų yra beveik 300 vienetų. Didžiausias laukas mūsų yra 40 hektarų. 40 hektarų vienoje vietoje, per miškelį vėl 40 hektarų kitoj, bet vis ir taip, ir dar į kalnių. Kitas irgi 40 hektarų vienoje vietoje, kur skiria kelias ir kad jį važiuoti kilometrą turi šutinti. Taip, yra to tokių. O tau ir 40 hektarų laukas. Ir čia prasideda tokios plonybės. Tai kaip ir, pavyzdžiui, technikos pardavėjai sako, tai kodėl tik su tokiu kederiu, tą kombainą jūs žiūrit? Kodėl? Tai va todėl. Jam priklauso 7,5. Ir jie, kai išgirsta, žinai, hektarų tą plotą, sako, taigi jūsų ūkis toks didelis, taigi reikia čia normaliai. O efektyvumas šiemet jau yra 440 hektarų nukulta.
Nepasakokit, kad kederiai įtaka yra. Jeigu nederlingi laukai, tai aišku, tada didelis kederis yra gerai. Ne, žiūrėk. O, ir dar labai gerai, kad lauke, o ne ant kelio kažkur. Esat matę, kaip verčias kombainui? Mačiau, bet aš nesupratau, kodėl. Atviras klausimas. Nuvažiuojam, ramiai pavalgom, gerai, visi. Ir tada jau vėl einam čia kasti. Tai mano istorija yra tokia, kad, žinai, kitais laikais turtingesni kaimo žmonės savo vaikus privalo išleisti mokytis ir gyventi į miestą, ne? Nu, save gerbintis kaimo žmonės. Tai mano tėvai buvo tokie truputį prakutę ir išleido ir mus augino netgi miestui, iš tikrųjų. Aš, pavyzdžiui, po šį dieną nepažįstu grybų, nežinojau, kuom lesint vištas ir čia yra tiesa, tikrai. Nes mus augino miestui ir aš gyvenau tam mieste, savo ramiai ir mokslus pabaigiau mieste. Kokie mieste? Vilniui. O kokius mokslus baigėt? Oi, mokslai tai mano, pavyzdžiui, magistras yra ES politika ir administravimas. Įsivaizduoju, ES politika. Turiu magistrą. Bakalauro socialinė politika ir dar turiu aukštesniojo mokslo diplomą, tai verslo organizavimas. O dirbau visą gyvenimą ekonomistė buhalterė. Nu, ne visą gyvenimą, 16 metų, kol atėjau į ūkį. O į ūkį atėjau, tai buvo irgi labai paprastai. Mūsų kaime buvo dar vienas ūkininkas, kuris numirė. Ir mano tėvas irgi būdamas ūkininkas labai, į tai jautriai pažiūrėjo ir mums pasakė, sako, jūs atvažiuokit, bent jau parodysiu, kur yra mūsų žemės. Kad bent jau žinotumėt, kur yra žemės, nes, realiai nieks ir nežinojom be jo. Ir atvažiavau, tai po šį dieną, 10 metų jau atvažiavusius. Jūs esate, sakėt, finansininkė, ne? Jo, aš buhalteriavau daug metų. Aha, buhalteriavo daug metų. Taip. Gerai, aš jums kaip buhalteriai turiu pasiruošęs keletą klausimų. Gerai, duok. Ar viskas savo lėšomis tobulinate ir ar turite finansinį partnerį? Taigi mes užsiimam žemės ūkiu. Tai iš kur nuosavas lėšos, tik tai su finansiniu partneriu, žinau, draugaujam ir ne vienu. O kaip kitaip, tik tais taip. Apivartinių, ta prasme, tokių, kad, žinai, laisvų tikrai nėra. Viskas atgal į gamybą ir dar skolinamės. Pavyzdžiui, irgi techniką perkam leasingais, paskolom, įvairiai. Šiai dienai turim iš tikrųjų kelis vienetus technikos, kurie yra pirkti mūsų lėšom ir nėra banko, vadinkim, o visa kita, žinok, yra banko. Kaip sekasi tvarkyti ūkio finansus? Kažkodėl, matyt, mūsų tėvai, žinok, yra įskiepiję tą dalyką, kad paskolos yra blogai. Reikia jų bijoti, geriau jų neimti. Ir aš kažkaip, žinok, visą laiką taip ir galvodavau, kad kuo mažiau, žinai, čia tų įsipareigojimų bankui, čia banką dar maitinti, o iš tikrųjų, tai žinok, be banko nepadarysi nieko. Nes techniką tu privalai atsinaujinti kas 5 metus. Privalai. Ir kito varianto nėra, nes jinai paskui pradeda gesti, jinai tau daugiau stovi negu dirba lauke, o čia yra, didžiuliai nuostoliai, didžiulės klaidos šitoje vietoje. Tai tu turi investuoti į naują techniką ir kad judėti į priekį, kad būtum konkurencingas. Tai va taip aš tau papasakosiu apie finansus. Ir nebebijau, aš žinok, tų įsipareigojimų, tų rizikų, nes man tai generuoja pajamas, tie dalykai. Kur skirti savo daugiausia laiko investicijų? Tai investicijos, žinok, ir yra į techniką, ne, atgal į gamybą, kaip sakau. Čia matyti didžiausios tos investicijos, nes visi žinom, kiek kainuoja traktorius ir kiek kainuoja kombainas. Pavyzdžiui, šiais metais irgi keitėm kombainą, pirkom traktorių, vienu žodžiu, kiekvienais metais vis perkam. Plus aš investuoju į nuosavų žemių įsigijimą. Didinu nuosavų žemių plotus kiekvienais metais. Nes tai irgi yra irgi didelė investicija. O kam daugiausiai skiriu laiko? Gaudau matifą. Supranti? Kad būtų geras matifas ir gerai sukontraktuočiau grūdus. Čia realiai skiriu daugiausiai laiko. Ir energijos. Pagauk tu jį gerą. Supranti? Pagauk. Jau galvoji, kad geras, bet paskui galvoji, kad jisai bus dar geresnis. Ir nesufiksuoji. Ir žiūri, jisai nukrito. Tai ne tik laiko čia suinvestuoji, bet žinok ir labai daug ląstelių visų sudegini savo.
Kurios neatsinaujina? Neatsinaujina jo, žinok, niekaip. Niekaip. Pasakysiu taip, gal su Svedbanku mes dirbam, pas mus yra 2 ūkiai, tai vienas ūkis iš jų dirba su Svedbanku ir labai tarp kitko sėkmingas yra projektas. Niekada neturėjom kažkokių problemų, kurios nebūtų įspręstos greit, operatyviai ir profesionaliai. Žinokit, Svedbankui aš dedu labai didelį pliusą. Ir mes turim labai gerą vadybininkę mūsų Svedbanke, su kuria būtent ir diskutavom apie tas visas paskolų ėmimus iš banko ir investavimus už tas paskolas, tarkim, žemių pirkimus arba ten sandėliavimo įrangos. Man jau tai atsipirko, supranti, kelis kartus. Tos paskolos man jau yra atsipirkusios. Ne žemė pabrango, ten įranga kažkokia irgi pabrango. Na, aišku, technika nusidėvi vienareikšmiškai, tai čia aš ne apie tai. Vėlgi, kaip žiūrėsi, kaip vertinsi, ne? Žinok, aфиgenai, man patinka su jais dirbti. Atvažiavom mes dar į kitą lauką, prie kito kombaino, kurį nuomojam. Čia turėsim pietus. Gerai, atsistojom ant kelio, nes atvažiuos kombainas įsipilti grūdų, o aš atsistojau kaip blondinė ten, kur nereikia. Būtų gerai, kad kas nors ateitų man padėti. Bet va, vyrai stovi, rūko, nieks nevyksta, pažiūrė. Gal neinformuoti, ką iš atvažiuoti? O kodėl taip toli sustojat? Tai reikėjo arčiau fūros. Bet žinok, bus labai daug dulkių, jeigu mes ten atsistosim, nes įsikraudinės kombainas o aš tokia visa graži, ne. Imk, žiūrėk, ką gersim. Čia yra iš tikrųjų mamos kompotas supiltas į šitus butelius, taip kad čia nepagalvokit, netikėkit tom, kas parašyta. Moterų darbai tokie yra, supranti? Traktoriaus vairuoti nenorit. Ir nevairuoju, ne? Ten kombaine irgi nesėdžiu, nekuliu, tai ką aš veikiu? Tai va, ką veikiu. Ta, ką reikia moteriai, supranti. Pietus įvyko, kas toliau? Turim dar kelis hektarus rapso sėjos ir nuvažiuosim tenais pasižiūrėti. Dabar atvažiavo mes pasižiūrėti, kaip yra ariama, pabrėžiu, žemė, kurioje bus sėjamas rapsas. O kodėl arėt? Todėl, kad rapsas. Rapsų galim skusti? Nepasiteisina pas mus ta technologija. Rapsas nesudygsta tolygiai į suskustą žemę, neauga man jisai taip, kaip reikia, neatsigula sėkla taip, kaip reikia ir esu bandžius šitas visus reikalus skutimo technologijas, nebūna derliaus. Ir tarp kitko, mūsų kraštuose, kiek kas turi tiesioginės sėjos, sėjamasias ir pasisėja rapsą, jisai yra negražus. Nežinau, kas yra. Jūsų kraštuose tai čia kur? Mūsų kraštuose va čia, Kaišiadorių rajone. Kaišiadorių rajone. Va čia yra matyti tokia žemės specifika, tokia žemė, kad tas rapsas į suskustą žemę man neatsigula taip, kaip turi atsigulti. O kai susėri, ta žemė kažkaip kitaip įsidirba ir ta rapso sėkla kaip pona, žinai, jisai tada jau atsigula. Ir labai geri rezultatai būna. Kokie rezultatai šiemet buvo? O šiemet, tarp kitko, mano rapsas man nepatiko, bet ne dėl žemės įdirbimo arba paruošimo, o dėl to, kad buvo šalnos ir jisai dėl šalnų man labai sustresavo. Tai tik dėl to. Bet ir tai, kūlėm nuo gero lauko 2 tonas 2,7. Nors galvojau, kad kulsim tik tai kokias 1,8. Tai visai neblogai irgi, palyginus. Ne visus laukus ariam, jokių būdų ne visus. Ariam tik tai rapsui vienareikšmiškai, visus kitus laukus, kviečius, miežius siejam į suskustą. Tik tai rapsui ariam. Tai yra panašiai 200 hektarų, plus minus. O apsimoka, tai gaunas matematika? Brangu, ar? Brangu, gaunasi. Aš esu per tiek metų sustačiusi technologiją rapsų auginimo taip, kad man apsimokėtų. Tai jūs ir agronomė čia dirbat? Taip, ir agronomė taip pat. Viena iš funkcijų, ne? Čia tik viena nedidelė funkcija.
Tai ūkininkas visą laiką labai turi daug funkcijų, kaip tas mano rilsas yra jeigu, ne, kiek tų jeigu reikia, kad būtų derlius, tai tas pats ir su ūkininku, jisai ir agronomas, ir buhalteris, ir ekonomistas, ir politikas, ir biržos makleris, ir technikos ekspertas, inžinierius, burtininkas be abejo, ir dar viskas viename. Kiek yra profesijų matyt, tiek ūkininkas ir dirba jų. Influenceris tame tarpe irgi. Ir influenceris. Yra reikalų, tikrai turim ką veikti. Varom, pafilmuosim, kaip jis arė. Varom. Influencinat? Iki 5, žinokit, mes dirbam. Iki 5? Aha, iki 5, taip. Mūsų darbo valandas yra nuo 8 iki 5. Taip, nes mūsų darbas yra su tušinuku ir ofise. Tu moki vairuoti traktorių? Moku. Ką dirba su traktoriu? Aš esu vežusi trąšas su traktorium su priekaba, grūdus esu vežus ir moku su kaušu pastumdyti grūdus sandėlį, kai reikia. Nu, pavyzdžiui, naktį būnu viena, džiovinu grūdus, yra buvę tokių nuotykių. Ir tada susistumdai, vėl užsikrauni džiovyklą pati. Bet aš, kaip ir sakau, visada atiduodu darbus profesionalam, tai ne, yra kas dirba žymiai geriau šitą darbą negu aš. Nebent labai ekstra atveju. Ir vat užtat, žinai, labai geras šis dalykas, kad aš vežiau tas trąšas tada, nes aš pamačiau, ką reiškia su technika dalyvauti eisme. Kaip tave apsilenkia ir pristabdo, kaip tave auklėja, kad kaip tu blogai važiuoji su to traktorium. O gal jūs iš tikrųjų blogai važiuojat? Ne, aš gerai važiuoju. Aš gerai. Nes, aš nesėdžiu kombaine, nekuliu, ne, tai vadinasi, aš nieko ir neveikiu. Tai šitą irgi legendinė frazė, šitą irgi žinau. Jeigu nesėdi traktoriui arba kombaine, vadinasi, tu nedirbi. Ūkio valdymas pagal žmonės, ypatingai miesto, yra sėdėjimas kombaine ir traktoriuje, ne? Tai taip nėra. Nu, kas čia vyksta? Skutam žemę, nusikūlėm kviečius ir dabar reikia sudaiginti pabiras. Tai vat ir dirbam. Bet jūs esat Dotnuvos konkretus klientai, ne? Taip, tikrai taip. Labai ten viskas mums tinka ir servisas, ir požiūris. Neturiu aš priekaištų tiem vyram, žinokit. Ten dirba ir moterų? Dirba, žinau. Kiek toliausiai jūsų laukas yra nutolęs nuo bazės? Mūsų bazė yra vidury ir laukai va taip, ne? Tai apie 40 km. Ir tie laukų plotai nėra... Nėra dideli, taip. Jau mano telefonas netgi lagina. Nuo ko? Nuo skambučių. Kur kam važiuoti, ką daryti, jau atvažiavau, nieko nėra, kada, kur, o ką kraunam, į kur, kieno vardu, užsikišo kažkas, sugedo. Ai. Mūsų sandėlys garsėja tuom, grūdų sandėlys, kad yra šalia bažnyčios. Žinau, kad tokioj šventoj vietoj, pamatysi. Tai šventa Donelė literaliai jau būna. O ateina pašventint derliaus. Žinai, kaip būna? Klebonas Petras, tarp kitko, atvažiuoja su dviračiu pas mane tuos kelis metrus ir mes atsisėdę kalbamės apie gyvenimą. Kaip man sekasi? Kad jisai man sakė, sako, Jolanta, viskas gerai, kad tu čia dirbi, nes dirbantis žmogus yra gražus žmogus. Jisai labai gražiai groja su vargonais. Ir kai jisai groja savo kieme, jau ne su vargonais, su Yamaha ten ar su kažkom, pas mane sandėlį labai puikiai girdisi. Jisai kviečia mane po mano darbų sandėlio, užeiti į bažnyčią, nes jisai man pagros. Aš dar nebuvau nuėjus. Gal galim nueiti šiandien? Aš galiu paskambinti jam, paklausti. Būtų nieko. Kieno čia kombainas važiuoja? Mano. Nu va, mūsų objektas, tai žiūrėk, dabar vežu, aš tau įrodau, kad tau aiškiau būtų. Čia sandėlys, ne, vat mūsų, visur vat grūdų, visose
visokiose gardelėse, supranti. Ir čia, matai, nėra daug teritorijos, čia yra 50 arų ir jie visi apstatyti. Aš net neturiu vietos, žinai, kur tuos grūdus nusimesti. O čia, va, žiūrėk, yra bažnyčia. Matosi tau? Nesimato, aišku, kur tos krūmas, bet yra bažnyčia. Bet ten yra bažnyčia, daugiau jokių objektų šalia. O ten yra kapinės. Tai pavyzdžiui, mes čia su fūrom varom tos grūdus, įsikraudinėjom, pasikraudinėjom, čia man veža veiksmą, žiovykla veikia, noriu jos ten kalatuojasi. Eina, pavyzdžiui, laidojimo procese nuo bažnyčios į kapinės. Ir jie visi su tom dudom čia pro mūsų eina. Žinau, gyvenimas verda, patikėk. Kaip suprantu, didelis mirštamumas šis, bet jūs galėtumėte apmokestinti šitą kelią. Ne, man kunigas Petras sakė, Jolanta, neapmokestink. kada bus ant šito Šlagbamas. kelio asfaltas. Man jisai davė suprasti, kad aš pasirūpinčiau šitų klausimų. Mes turėjom JC Becką, aфиgenai geras traktorius iš tikrųjų ir tikrai dar pirksim, būtinai pirksim, nes labai smagus, greitas, 70 km/h greičiu mes jo laksydom, kadangi mūsų laukai labai nutolę vienas nuo kito, mums reikia spartos. Tai šitas traktorius, žinok, yra nutobulas tam dalykui ir turėjom incidentą, jisai paėmė, va, ir sudegė. Žinok, iš to streso, kai jisai man sudegė, aš supratau, kas įvyko 3 dieną tik tais. Tik, atsigavau, žinai, galvoju, blemba, taigi sudegė traktorius. Tai visą laimę mes buvom jau užsisakę naują traktorių, nes būtume likę be traktorius. Tai buvom užsisakę, tai tada labai greitai, operatyviai Dotnuva dar labiau paspartino tą procesą, žinai, kad mes tą traktorių gautume ir vėl tęstume darbus. Nu, bet nieko, nusipirksim kitą, kada nors, kai derlius bus geras labai, kai nieks nenuės, neištryps, nenušals, tada. Kur važiuosi? Žinok, lėksim į laukus. Bet dar viena lempa sveika yra. Žinok, čia yra daugiau sveikų dalykų, tiltas yra sveikas. Oi, liūdna istorija iš tikrųjų. Labai gaila šito gero daikto. Tai vat ir kai išvažiuoja kombainai kult, visada tokia, žinai, nerami širdis, kad tik viskas gerai. Ar tikrai vyrai turi gesintuvus, ar tikrai pasiruošia, jeigu kas ar ką, ar tikrai viską mato, kas aplink juos vyksta. Čiagi užtenka, žinai, vieno. Kaip draudimas atlygino žalą? Ir draudimas, kadangi traktorius buvo senesnis negu 10 metų, neatlygino. Nedraudiminis įvykis. Bet draudėt? Jo, jisai buvo draustas, bet būtų galioję tokiu atveju, aš galiu, aišku, kažkiek klysti, bet man atrodo dabar neklysiu. Jeigu jisai būtų užsidegęs nuo kažkokio tais objekto, tada būtų galioję, o nuo savaiminio negalioja. Lekiam prie Dotnuvos Baltic dar vieno kombaino pasižiūrim, kuris pagaliau pasileido, kaip jiems sekas laukuose. Ir tas kombainas yra koks? Rotorinis! Vyrai, šiandien dirbsit ar ne? Apsimeta, kad negirdi. Aha. Važiuoju aplink kombainą ir žiūriu, žinai, dirbs, nedirbs. Labadiena. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Tai dirbsim šiandien ar ne, aš nesuprantu. Vakaras ir laikas namo. Nu, šiaip tai jo. Kas ant vakaro susiruošė dirbti? Tai vat. Mes. Kokios prognozės? Geros. Kombainas stovi prognozės geras. Viskas čia... Mes, žinokit, optimistų ūkis esame. Nėra čia koldėt. Vakaras ilgas. Taip, Kada- pozityvų žmonės. Kada esame. atvažiavote į lauką? Prieš 10 minučių gal nepilnai. Dabar yra kiek valandų? 6:30 vakaro. Ką vadovė mano apie tai? Nieko, vadovė irgi pozityvas yra. Laikai ūkio vairą savo rankose. Pamatai, vat, pasidėjus visą ranką ant vairo. labai patogu yra. Vat. Didelis geras. O ką? Patinka dideli daiktai. Labai. Fūros, kombainai, traktoriai dideli. Labai. Kokios prognozės važiuos? O matai, va, dirba Dotnuva.
Kaip? Girdėjot, 10 val. Leidžiasi lėktuvas, 11 val. Atiduoda to, ko mums reikia. Pusę 11. Lėktuvais mums gabena Hebra detalės. Va taip dirba. Kas čia Tobula. parašyta? Yes. O kam sakot, no? O manau, sakau gedimam. Nu tai kas nutiko tam kombainui? Pats žioplas. Kodėl? Guolius reikia karts nuo karto patempti. Čia va šaibą spaudinti guolį. Išsidėvėjo per 7 metus, atsirado liuftas ir nukirto varžtą. Viskas labai paprasta. Reikia karts nuo karto patempti guolius. Kaip išspręsti šitą klausimą? Užsakėm pas Dotnuva naujas dalis, rytoj ryte bus pristatytos. Manau, 1-2 valandą toliau dirbsiu. Geriausias rankų plovikas. Breiklineris. Viskas, mes šiandien, man Labai atrodo, gerai. baigėme, ne? Tai va tokia diena. Tai va tokia va įdomi diena šita mūsų. Visos dienos yra skirtingos, viena į kitą nepanašios. Ir jinai dar nesibaigė. Nu, mums jau baigės. Man dar ne. Aptarkite savo ūkio planus su banko specialistu. Registruokite konsultacijai Swedbank LT.